kad jungiatės. Labas visiems, junkitės. Palaukiam visų, darysim praktiką, labai galinga, senai jau grupėje vedžiau. Toks vedimas buvo, kad pravesti. Nors užklausų buvo kiek kitokių, aš visada atsižvelgiu, apie ką man žmonės rašo, apie kokius dalykus man rašo asmeniškai ir iš to kažką jums sukuriu. Yra kitos užklausos, galimai iki naujų metų ta tema būtinai pravesiu praktiką, tai ta praktika, kurią daugiausiai užklausėte, tai yra buvusių ryšių, karminių ryšių, dabartinių ryšių, jeigu kažkokiuose santykiuose neharmoninguose gyvenate, esate su partneriais ar kažkokios tai santykiuose nesusirandate antrų pusių, kažkas jums ten stringa ir panašiai, tai būtinai jums pravesiu irgi galimai iki naujų metų tokią praktiką, nes tikrai labai daug rašote man žinučių apie tai, komentuojate, kad ta tema yra labai svarbi. Aš buvau vedusi čia grupėje jums kelias tokias praktikas, bet aš nesu jų išsaugojus. Tai ir YouTube kanale pas mane yra praktikos, galite Dianos Osielai, tenais yra ir yra įdėta, žodžiu, galite praktikas pasidaryti ir taip pat įrašysiu ir šitą praktiką ir tas kitas, kurias šiais metais darysiu, tai jos bus įdėtos į YouTube. Bet rekomenduoju, jeigu yra galimybė, tai junkitės tiesiogiai. Netruksime ilgai, daug nekalbėsiu, paleisiu jūs, bet ta bendra energija, kurią mes kuriame kartu ir ta švari intencija, ta švari širdies energija, kuri atveria tiesiog vartus, atveria visas duris ir kai viskas daroma iš širdies, kai iš tokio vidinio gilaus žinojimo, gilaus pajautimo, tada viskas klostosi labai gerai. Bet jeigu darote kažką per įtampą, darote ne su malonumu, tai gyvenime tikrai tai jaučiasi. Tai pasistengkite daugiau klausyti savęs, klausti, ar tai širdies vedimas, ar tai proto vedimas, ne? Nes to širdies turi būti daugiau ir kartais protas mums gali sakyti ne, to nereikia, tai gal negerai analizuoti. Tai vadinasi, kad galbūt ne jum tas kelias, o galbūt jum, bet jum, kaip sakant, bando pakišti kažkokį negatyvą, ne? Kažkokios tai jūsų dar galbūt neišdirbti dalykai, koja, kaip sakant, ne? Kad jūs tik tai neitumėte ten, kur turite. Tai labai svarbu yra tiesiog girdėti, klausyti ir darysime dabar su jum 3 praktikas, tai būtent iš šito ciklo atėjo tokiu vidiniu, net pati nustebau, galvoju, wow, tai bent čia per kanalą sugalvota proto, aš tikrai niekada net negalvojau, kad netgi tokia praktika gali būti, bet tiesiog toks vidinis pajautimas, kad yra tikrai žmonių, kuriem tai pasitarnaus. Ir tai ne tik tai, kad apie tai, kas vyksta dabar aplamai Žemėje, bet tai vyksta ne tik tai Žemėje, tai vyksta ir aukštesniuose lygmenyse. Ir būtent tos emocijos, tie trauminiai dalykai, jie gali pas jūs taip pat eiti pasąmonėje, per sielą, per sielos atmintį, iš kartos į kartą gali eiti, gali iš jūsų kažkokių patirčių įrašai yra iš praeitų gyvenimų.
Tai iš tikrųjų gali įtakoti ir duoti jums baimės, nepasitikėjimą savimi, nesaugumo jausmą, kurį žmogus nešasi viduje ir jam sunku kažkaip reikšti save, ar netgi kolektyve, ar darbuose, ar dar kažkur. Tai gali tikrai įtakoti ir santykius. Įvairiausios karo tokios istorijos buvę ir praeitų gyvenimų, kiek regresinėse terapijose, kad netgi ir fragmentai lieka karo metu, ar sielos fragmentai, kai patiriamas didelė trauma, didelis stresas, emociniai kažkokie tai dideli tokie, išmetimai, energetiniai, nes tai tikrai traumuoja ir tai tempėsi per gyvenimus ir labai dažnai būna praeitose gyvenimuose žmonės sesijose mato save karo lauke ir pasakoja, kas ten vyksta, kokios emocijos, ką išgyvena, net mirtys, mato, kaip siela išeina iš kūno, per kur jinai išeina, kad lieka fragmentai, kartais grįžtam į tam tikras vietas, į istorijas, net pasako metus, kada tai buvo, ir praeitą savaitę ar užpraeitą irgi buvo istorija, kur išlydėjo žmona ir vaikas ir vyras išėjo į karą, neatsimenu, koksai klientas buvo, bet kad sužinojimu, kad daugiau negrįš į tą šeimą ir tiesiog tokie išgyvenimai, kur žmogus tiesiog pajaučia, kad tai apie jį, net, kad tai emociškai net atsiminimas toks, kur eina per širdį, per visą kūną tas atsiminimas ir tai nešasi per gyvenimus, kad kažką neišdirbau, kažką palikau, kažkur likus yra mano šeima ir nesukuria čia, pavyzdžiui, šeimos. Tai tokios istorijos ne tik tai, kad apie kas dabar vyksta, bet aplamai apie iš kartos į kartą einančios kažkokios istorijos, išgyvenimai, ir kas vyksta karo metu ir maisto trūkumas ir įvairios įsitikinimai, įvairios programos, kur trūkumo programos, nepakankamumo, vienatvės, baimės, įvairiausi tokie dalykai ir jie išlieka tuose kaip kodai, kaip energijos struktūroje žmogaus ir jie gali daryti atitinkamas pasekmes gyvenime, bet kai tai pašalinama, praktikų metu, grupinių praktikų metu ar asmeninėse būna, jeigu vedimas daug tikrai, sesijų darau, bet turi limitus, tai registracijos dabar tik tai kovui pas mane yra, nes pilna visiškai registracija vyksta kelis mėnesius į priekį ir būna ir asmeninėse, bet būtent šitoje sesijoje kartu su jums aš tikiu, kad jūs praeisite per šitus dalykus ir pas jūs atsirakins jūsų struktūroje, jūsų gyvenime ar istorijose, pavyzdžiui, jeigu žmogus ten išgyveno kažkokią netektį ir nesukuria šitoj šeimos, šitoj būtent šitame įsikūnyme, gali irgi įtakoti, gali baimiai turėti šeimą, nes prarasiu, ne kažkokie įsitikinimai, bijau turėti artimą žmogų, nes aš jį visada prarandu. Tai gali įvairiausios tokios istorijos gali būti ir parašykite, ar gerai dabar melodija. Aš su ausinukais, tai man taip atrodo, kad labai tyliai melodija. Tai labai džiaugiuosi, kad susirinkote, kad jūsų yra nemažai, daug matytų labai veidų. Pagrinde matytų tikrai labai daug. Ištikimiausi, kaip sakant, rašote. Kiti galbūt nerašote, rašote tie, kurie mane geriau žinote, o kiti savo tyliai klausotės, ką čia ta Diana pasakos apie. Tai šitą praktiką atliksite, kiek jūs jau pajausite, norėsite iki kitos savaitės, rekomenduotina kitos sekmadienio, rekomenduotina
bent jau 3 kartus, jeigu galite, padarysite šitą praktiką, gerkite daugiau vandens, lengvesnio maisto rytoj valgykite. Mano praktikos yra labai stiprios, jos paliečia ne tik tai tą temą, su kuria mes konkrečiai įvardiname, dirbam, bet paliečia ir kitus jūsų kažkokius asmeninius dalykus, ar santykius, ar finansus, ar dar kažką, ne, tai jeigu jūs turite kažkokias, individualias užklausas, tai ir jas galite tiesiog kaip ketinimo ar užsirašyti ant lapuko, dabar, kol aš kalbu kažką ir tiesiog pasidėti ar po pagalvę, kur jūs gulate, tai kai gulsite, tai jūs nekelkite sprando, kad būtų neužverstas, kad nugara būtų tiesi, negulkite ant šono, arba galite netgi, sėdint, nugara tiesia, įsitiesia galite, jeigu užmiegate, ne? Tai, bet jeigu ir užmigsite, negalvokite, daug kas rašo, kad jeigu užmiegu, viskas, man jau čia ta praktika neveikia, ne? Taip iš tikrųjų nėra. Ir vadinasi, jūsų sąmonė užmigdo, kaip sakant, bet jūsų pasąmoniniu lygmeniu visas procesas vis tiek vyksta, netgi jeigu jūs nesate sąmoningi toj praktikoje. Užmigimai vyksta dėl to, kad jūsų dar kaip nervų sistema jūsų, neturite gebėjimų tiesiog išbūti atitinkamame dažnyje, ir jūsų sąmonė, jeigu jūs gyvenate įtampoje, turite nerimą kažkokį, depresinius kažkokius dalykus, daug įtampos šiaip santykiuose, ar kažkas jūsų gyvenime sunkesnio vyksta, ir kai jūs klausotės šitos praktikos, tai ar kažkokiu meditacijų jūs užmiegate, nes tuo metu psichika, jinai tiesiog atsipalaiduoja labai greitai ir jinai krenta į tą tokią gilesnę smegenų veikimo būseną, smegenų tą dažnį, ne, ir jūs tiesiog pasineriate į tą gilumą, ne, į tą gylį, bet kai jūs daugiau praktikuojate, jeigu jūs daugiau medituotumėte, praktikuotumėte, tai darytumėte dažnai, ar jūs darytumėte pirmoji dienos pusėje, tai jūs taip, nepasinertumėte giliai ir jūs išmoktumėte būti tokiame pusiau sąmoningoje būsenoje ir matytumėte daugiau dalykų. Kitas dalykas, dėl tų matymų jums tikrai nereikia matyti, įsivaizduok, kai sakau, ar ten dar kažkas, pas kitus gali tiesiog aiškaus žinojimo kanalas, kad aiškiai žinau, kad taip yra, arba pas kitus kūno pojūčiais gali tiesiog jausti, o kiti iš vis nieko gali gulėti ir jie nieko nejausti, tai čia vis tiek viskas vyksta ir jūsų tiesiog struktūra negauna dar informacijos, dar nesate pilnai pajautę savo kūno signalų, savo struktūros signalų, negaunate šios informacijos, ne? Tai nereikia galvoti, kad jūs kažkaip, jums ten nepavyko, ne? Tai tikrai viskas įmanoma, jums tiesiog reikia daugiau praktikų ir be įtampos atsipalaidavimo. Jeigu negaunate informacijos, vadinasi dar nelaikas, ne? Informacija per aišku girdėjimą, informacija per aišku žinojimą, informacija per aišku užuodimą, per aišku matymą, ne? Tai negalvokite, kad praktikos neveikia. Jūs prisijungiate prie šito energetinio lauko, kuriam mes sudarome kartu ir viskas veikia, netgi jeigu jūs ir neužmerkite akių. Jeigu jūs tiesiog klausotės tos praktikos atmerktom akim, vis tiek tai vyksta, ne? Ir nėra neteisingo būdo, kaip medituoti. Mes nuolatos medituojame, ne? Ar užsižiūrite į tašką, ar jūs žaidžiate ten su savo gyvūnais, ar jūs tiesiog žiūrite pro langą į snaiges, ar kaip lyja, ar važiuojate mašiną ir užsigalvojate ir žiūrite, kaip jūs čia nuvažiavote, tai irgi meditacija. Mes realiai medituojame nuolatos, ne? Sąmoningai ar nesąmoningai, tik čia mes darysim tai sąmoningai. Tai meditacija ne ta, kur tik tai sėdžiu,
lotoso pozoj ir čia jau medituoju ar guliu, kai Diana paleidžia jau tą muziką, kalbą, bet mes nuolatos realiai esame toje būsenoje, ne? Ir sąmoningai ar nesąmoningai, tai va, ir galime giliau šiek tiek pasinerti, sąmoningai galima paviršutiniškai, ne, ir toje būsenoje tokioje galima tikrai gauti daug informacijos ir tai yra tiesiog gebėjimas, kurį mes visi turim, nėra kažko ypatingo. Aš nesutikau kažkokio ypatingesnio ar neypatingesnio, tiesiog yra vieni įvaldę kažkokį va tokį meną, girdėti informaciją, gauti kažkokį per savo kanalą, gauti išsivalę, ne, ir gauna informaciją, o kiti taip, dar nėra taip įvaldę, tų gebėjimų, bet visi mes juos turim. Visi. Nėra, kad vienas daugiau, kitas mažiau. Tai va, Deimantė kažkaip jaučiasi Mykolo energiją, pasiėmė Mykolo kardą dar. O kas eina portalai, kiek kartų daryti šią praktiką. Darykite, kiek jūs pajausite. Iš kurso čia yra žmonių, kiek jūs jausite, tiek jūs darykite šitą praktiką. Ką vyras klausė Diana, kiek tu užtruksi? Sakau, pusvalandį. Sako, tu visada, kai sakai pusvalandį, tai būna virš valandos, jeigu sakai valandą, būna 2, jeigu sakai 1,5, tai 3. Tai sako, garantuotai bus valanda ir daugiau. Tai va, aš kai pradedu kalbėti, aš geriau nepradėsiu daugiau ir mes jau judėsime, nes jau vėlu ir jum, ne? Tai va, tai tada pažiūrėkime dabar, ar jūs mane, tuoj palaukit, aš mikrofoną pasidėsiu, ar jūs mane gerai girdite ir ar ne per garsiai melodiją. Parašykite man. Parašykite man, ar aš gerai girdžiuosi ir ar melodija ne per garsiai. Viskas gerai. Super. Šaunu. Aš jau galvojau, kada čia man bus į šitą grupę vedimas. Jau man porą savaičių Diana, daryk praktikas. Aš turiu būtinai klausyti, kai man taip vat viduj sako. Pas mane viskas eina iš vidinio tokio intuicijos, ne? Tai aš negaliu ignoruoti, nes jeigu aš ignoruoju kažkokius dalykus, tai mane baudžia. Mane baudžia, tai aš geriau jau laikysiuosi visko. O žinot, kad mūsų vedliai yra, tai mes patys iš ateities, kartais iš praeities būna. Mus kuruoja. Labai dažnai parodo ir sesijas ateina versijos iš ateities transformuoti. Vat, pavyzdžiui, jūs dabar darot kažkokią regresinę savo terapiją, grįžtat įsivaizduokit, kad jūs grįžtate, yra, vat, sakykime, technikos, kur grįžtate į praeitį, susitinkate su savim praeityje, ne? Tai lygiai taip pat ateities versija jūsų ateina į čia ir dabar ir padeda jum eiti kelyje, daryti kažkokius pokyčius ir panašiai. Tai va, tai žinokite, kad jūs patys vedate save
Jūsų aukščiausiasis aš, ta dvasinė jūsų dalis, kuri yra aukštesniuose dažniuose, jinai veda jūs. Jūs niekada nesate vieni. Jūs visada esate ir turite kažką šalia. Kai jūs sąmoningi tame esate, kai jūs jaučiate, kai jūs pradedate bendrauti, su jums pradeda bendrauti per ženklus, per žmonės, per situacijas, per kažkokius puolimus, per agresijas, kai jūs neklausote. Bet kai jūs pradedate girdėti, tai tada pradeda rodyti gražius ženklus, pradeda geros situacijos jūsų gyvenime darytis, kažkas geri įvykiai, žmonės kažkokie ateina ir panašiai. Tai labai svarbu išmokti klausyti savęs. O klausyti savęs tai to vidinio aš, to ne per baimę, ne per trūkumą, ne per nesaugumą, o per pasitikėjimą, ne, kaip sakant, Dievu, tuo vidiniu aš, ne, ta sielos fragmentu, ta dalele, kuri pulsuoja, kuri duoda gyvybę, kuri nukreipia į pozityvius kažkokius įvykius gyvenime. Ir kai jūs klausite to intuicijos balso, sielos balso, kai jūs darote gerus darbus, kaip jūs padedate kitiem, kaip jūs padedate aplinkiniam, kai jūs darote tiesiog kažką iš širdies ir jums tikrai grįš, kažkada grįš. Jeigu ne iš to pačio žmogaus, ne iš tų pačių žmonių, tai tada grįš iš kitų. Tai va, tai ta energija, jinai turi tekėti. Jeigu jūs užsiimate kažkokiam praktikom, jūs mokinatės, jūs turite tai išleisti. Nes daug kas eina kursus, daug kas daro kažkokias praktikas, mokinasi dar kažką ir jie to nepraveda. Tai labai svarbu, ką jūs gaunate, pravesti kitiem, pratęsti, kad ta energija tekėtų, ne? Į jūs kažkas ateina, praleidžiate, nešate kažkam kitam, būtinai, kad nebūtų stagnacijos, ne? Tai yra labai svarbu. Ką gerai, atsigulkite, galite dar vandens pasidėti šalia, galite pasidėti vandens, jeigu, turite namie ar kažką, ne iš krano gal, ir užsikraustas vanduo per praktiką, aplamai per meditacijas praktikas, tai galite dėti vandenį, jisai užsikrauna tais dažniais aukštais ir tada jūs galite jį vartoti, gerti, šlakstyti, pavyzdžiui, plaunate grindis, įdedate ten to vandens, įpilate kaip šventas vanduo, ne, vat kaip šventą vandenį jūs vadinate, ne, iš bažnyčios. Tai čia jūs patys užkraunate, realiai jūs patys užsikraunate dar geresnių vandenių, negu ten kažkas jau užkrovė, nežinia kaip, ne, tai čia jūs užkraunate patys, ne. Ir nereikia galvot, kad kiti kažkaip gali daugiau. Jūs turite visas galias, jūs turite energetinę struktūrą, kuri gali daryti stebuklus, kurti gyvenimą, daryti realius pokyčius. Tik labai reikia pasitikėti, ne? Pasitikėti vedimu, pasitikėti intuicija, pasitikėti Dievo dalele viduje savo, ne? Nes mes turim labai ypatingas struktūras, ne, kurias dar nėra tų, kas ištyrė, kaip sakant, ne, kaip čia veikia ta mūsų struktūra, bet mes galime tikrai labai daug, ne. Gerai, tada gulkite visi. Ir tada pradėsime. Truks apie pusvalandį, gal ilgiau, nežinau, pagal vedimą. Patogiai įsitaisykite.
Ir dabar pajauskite, kaip su kiekvienu įkvėpimu ir iškvėpimu jūs įžengiate į vidinį saugų lauką. Čia nereikia nieko įrodinėti, čia nereikia būti stipriems, čia nereikia saugotis. Esate tik čia ir dabar. Gyvi, saugus šiame momente. Įkvėpkite ir iškvėpkite. Leiskite sau pajausti ramybę. Išgirskite, kaip kvėpuoja kūnas. Įkvėpkite dabar per nosį. Per 4 sekundės. Sulaikykite kvėpavimą per 2 sekundės. Ir iškvėpkite per burną 6 sekundės. Įkvepiate 1, 2, 3, 4. Sulaikote 1, 2. Iškvepiate 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kartokite šį ritmą lėtai, be jokių pastangų. Ir su kiekvienu iškvėpimu paleidžiate sukauptą įtampą kūne. Pajauskite pečius. Leiskite jiems tiesiog nusileisti. Atsilaisvina žandikaulis. Atsipalaiduoja pilvas. Ir įsiklausykite dabar į kūną. Galite viduj pakartoti: aš esu saugi ar saugus. Aš esu saugi ar saugus. Ir dabar leiskite savo sąmonei labai švelniai paklausti kūno, kur manyje gyvena karo emocijos. Neanalizuokite ir leiskite kūnui parodyti.
gilias emocijas, istorijas atsineštas. Gal tai spaudimas krūtinėje, gal tai įtampa kakle, gal sunkumas pilve, o gal drebulys ar tuštuma. Tiesiog būkite su tuo. Nieko nereikia taisyti ar daryti per spaudimą. Ir kai pajausite tą vietą, kur yra įtampa kūne, jeigu pasiekite, uždėkite ranką. Arba tiesiog nukreipkite savo sąmonę tenais. Ir labai tyliai pasakykite: aš tave matau. Tu nebe vienas ar viena. Tu gali atsipalaiduoti. Ir kvėpuojate dabar į tą vietą. Ir dabar švelniai atversime gilesnį sluoksnį. Ir dabar viduje savyje paklausite, ar ši baimė, ar ta kita emocija, ką jaučiate, istorija prasidėjo šiame gyvenime. Gali ateiti aiškus taip, arba aiškus ne. Ir leiskite atsakymui ateiti tiesiog be žodžių, be vaizdinių. Gali jaustis, kad ši baimė ar kita yra senesnė, kad ji buvo nešama per kartas ir kad jūsų kūnai prisimena tai, ko protas nežino. Pajauskite už savęs stovinčius protėvius. Tuos, kurie gyveno karuose, kurie bėgo, kurie slėpėsi, kurie prarado namus, artimuosius, saugumą.
Jūs nesate čia, kad tai išgyventumėt dar kartą. Jūs esate čia, kad tai užbaigtumėt. Ir dabar leiskit pasąmonei parodyti, ar yra dar gilesnis sluoksnis, praeiti įsikūnijimai, kur buvo mirtis kare, smurtas ar grėsmė, kas paliko įrašus jūsų viduje, jūsų sąmonėje. Tai gali jaustis per įtampą, per aiškų žinojimą, per jaudulį krūtinėje. O gal pyktis sukyla, gal baimė grįžta, gal dar kitos emocijos, kurias jaučiate dažnai, ir ateina žinojimas, kad tai yra susiję su kažkuo, kas buvo ne čia, ne šiame gyvenime, o dar toliau. Jūs pradedate atsiminti. Tie atsiminimai grįžta, kaip sielos įspaudai, kai sielos antspaudai jūsų sąmonėje. Jūs atsimenate. Bet jeigu nieko nejaučiate, nematot, viskas gerai. Pati pasąmonė jūsų kūnas žino. Ir ištarkite dabar: aš atpažįstu šią atmintį, šį atsiminimą. Jis buvo tikras tuo metu, bet jis nevyksta dabar. Tai praeitis. Aš visą resursą, visą energiją susigrąžinu į čia ir dabar. Ir dabar paklauskite viduje savęs, kas iš tenais, iš tų emocijų, išgyvenimų, yra dabartinėme mano gyvenime. Kas buvo paveldėta, perimta. Ir dabar leiskite savo kūnui jums atsakyti.
Nebūtinai jūs girdite atsakymą. Jūs tiesiog žinote. Viskas ir taip vyksta. Energetinis darbas. Jisai atliekamas, net jei jūs negaunate informacijos. Aš matau, iš jūsų grupėje turėjote bendrų įsikūnijimų. Tai jaučiasi energetinėme grupės lauke ir jūs susitikote pagaliau išsivalyti karminius ryšius vieni su kitais. Ir nebūtinai tie, kurie jungsis prisijungia dabar, bet tiesiog jaučiasi ir tie, kurie pasijungs fiziškai vėliau, nors energetiškai jaučiu, jie jau pasijungia prie šito lauko. Grįžta ir sielų fragmentai iš tų laikų, iš tų erdvių, per gyvenimus. Ir tai nebūtinai žemiškų įsikūnijimų. Per erdves, realybės, visatas, galaktikas. Ir padėkite dabar ant širdies ranką, krūtinės. Ir kvėpuokite, įkvėpite, jaučiate, kaip grįžta jūsų pačių energija. Užsideda filtrai, dabar meilės filtrai. Ant kiekvieno, kad grįžtų tik 100% energija kiekvienam. Grįžta tos dalelės. Buvo ir tų įsikūnijimų, kur jūsų laukė, bet jūs taip ir negrįžote. Buvo tų įsikūnijimų, kuriuose išlydėjote kažką ir kas negrįžo. Ir kur laukiate dar jų iki šiol per įsikūnijimus. Jūs tai jaučiate, kai aš tai kalbu. Jums ateina aišku žinojimas, kad taip ir buvo. Sutinkate žmonės, partnerius, o jie kažkaip nesijaučia taip, kaip kažkas, ką jūs jau viduje žinote, pažįstate. Jūs vis dar laukite per gyvenimus, per įsikūnijimus. Ir tie vyrai, kurie jungiasi į praktiką, jie taip pat jaučia. Jie taip pat žino. Praeituose įsikūnijimuose jūs galėjot būti tiek vyriškame, tiek moteriškame įsikūnijime. Gal jaučiate, kad išlydėjote savo tėtę, kuris negrįžo ir kur jaučiate trūkumą ir šiame gyvenime. Ir lai grįžta dabar visa ta energija, kuri pastrigo tada tuose karo laukuose. Lai tegul grįžta visi fragmentai, visa tai, kas buvo palikta. Ir dabar kvėpuojate, galite įkvėpti giliai, giliai į savo struktūrą tas energijas, kurias palikote tenais. Jaučiate, kaip pildotės, kai grįžta dabar. Tiesiog vidumi jaučiate. Viskas prateka per filtrus. Tik tai 100% energija. Ir uždedama apsaugas tik tai tos energijos, minčių formos ir būtybės, kurios yra 100% iš dieviškos besąlyginės meilės,
gali būti mūsų erdvėje. Ir dabar, kai jūs iškvėpsite visą tai, kas nėra jūsų. Savo sielos išreikšta laisva valia. Ir kartosite, aš su pagarba grąžinu tai, kas ne mano. Aš paleidžiu tai, kas jau užsibaigė. Ryšius, santykius, žmonės, vietovės, erdves, situacijas. Viskas, kas jau nebetarnauja šiam mano įsikūnijimui, mano aukščiausiai versijai, aukščiausio dažnio realybei. Ir įkvepiate, ir iškvepiate. Ir leiskite dabar šiai atminčiai atsiskirti nuo jūsų nervų sistemos. Ir leiskite jai grįžti į tą laiką, kuriam ji priklausė. Ir dabar priešais jūs pajauskite šviesos formą, figūrą. Tai gali būti arhangelas Mykolas. Jisai atėjo čia. O galbūt tai gali būti angelas sargas ar vidinis vedlys, arba jūs iš praeities ar ateities. Tai ta energija, tai tas resursas, kuris saugo jūs, saugo jūsų gyvenimą ir gyvybę. Jis stovi ramiai, tvirtai ir nekovoja nei su niekuo. Ir jisai sako, pavojus jau baigėsi. Tu gyveni čia ir dabar. Tu esi saugus ir apsaugotas. Ir dabar pajauskite, kaip per nugarą, krūtinę, pečius nusileidžia ryški, tvirta ramybė. Tai apsauga, kuri nekovoja. Tai tiesiog buvimas. Ir dabar leiskite šiems žodžiams, kuriuos aš tarsiu, nusileisti dar į gilesnius sluoksnius jūsų esaties. Aš esu saugi ar saugus. Aš esu saugiame kūne. Aš esu saugiame lauke. Aš gyvenu saugiame pasaulyje. Ne todėl, kad pasaulyje nieko nevyksta, o todėl, kad karas baigėsi mano viduje.
Pakartokite dabar tyliai. Gali būti daugybė jų. Gali būti kitų žmonių, artimųjų. Tęskite toliau praktiką. Ir dabar regėkite, kaip tai atsijungia. Lėtai atsijungia dabar. Jūs liekate savo centre. Jūsų širdis tai šviesos sfera, stabili, tyli, alsuojanti, nusikerpa visą tai, kas nėra jūsų. Galite net matyti, kaip rankose laikote žirkles ar Archangelo Mykolo kardą ir nukerpate visus tuos prijungimus. Atsistato, atsijungia, nusikerpa. Atsistato natūralios apsaugos. Atsistato natūralūs ryšiai. Per harmoniją, per meilę, per atsidavimą, su pasauliu, be kovos. Ar gyvenimas išlikimo programuose. Atsijungia įsitikinimai, programos. Visa tai, kas jau nebetarnauja jūsų sielos labui, vieniui. Galite įkvėpti ir iškvėpti. Jauskite, kaip paleidžiate tai dabar. Paleidžiate tai dabar. Išeina. Išeina. Atsijungia. Išsivalo. Deaktyvuojasi dabar. Ir dar padarote dabar dar gilesnį įkvėpimą, įkvėpėte ramybę ir iškvėpėte visą tai, kas nebetarnauja jūsų labui, sielos labui. Išeina, palieka, išsivalo. Atsijungia. Aš užtvirtinu, kad grupinis darbas šioje praktikoje buvo atliktas sėkmingai. Bet kuriame laike, kuriame kiekvienas žiūrėsite šį įrašą ir atliksite šią praktiką. Ir dabar lėtai, lėtai grįžkite į kvėpavimą, pajauskite kūną, pajauskite erdvę. Ir galite dar pasakyti, aš grįžtu pagaliau į gyvenimą be kovos. Aš nešu ramybę.
Ir kai būsite pasiruošę, atsimerkite. Dėkoju visiems, kurie dalyvavote šitoj praktikoje. Labai gražios energijos jautėsi. Ir galite irgi pasidalinti komentaruose po šitą praktiką, kaip jautėsi, ar kažką matėte, galbūt pas vienus kažkokie vaizdai buvo atėję, istorijos, pojūčiai kūne. Tai man visada įdomu jūsų grįžtamasis ryšys ir jūsų savijauta. Labai palietė praeitus gyvenimus, matėt. Tikrai žinau, kad jūs aplamai susitikote ir tarpusavyje čia šitose praktikose, kad paleisti senas istorijas. Dėkoju jums labai ir iki susitikimo kitą sekmadienį. Dėkoju visiems ir saldžių sapnų. Nuostabi praktika, aš irgi gavau savo irgi atsakymus tokius. Gavau, galimai ir pas jūs yra kažkokie ryšiai, kurių nenorite paleisti ar atitarnavo jau. Tai irgi gali būti kažkas susijęs su tom istorijom, su tuo laukimu arba noru padėti, noru išgelbėti kažką, kur nesugebėjote karo lauke išgelbėti kažkokių draugų, tai galimai jūs gelbėjate juos ir šiame gyvenime. Bet tai vyksta per istoriją, karminę istoriją, kurią bandote atkartoti ir šiame gyvenime. Labai džiaugiuosi, kad man ir atėjo, nors ir vedu praktiką, bet man ir pačiai ateina atsakymai, tai wow. Irgi mačiau ir praeitą gyvenimą, kur su tuo žmogum niekada nežiūrėjau gyvenimą. Ir pamačiau, viskas ateina, kai pasiruošia kažką paleisti. Dalius Jasilionės atimtos kojos, matai? Tai galėjo būti praeito gyvenimo istorija, kur netektis kojų buvo. Taip, galėjo būti. Ir tai įtakoja ir šį gyvenimą, sprendimų priėmime, pokyčiuose ar dar kažkur. Gerai, visiems dėkoju. Dėkoju, pasidalinkite, aš visada skaitau, man labai įdomu. Ir iki sekmadienio kito. Ate.